Galima potėmė maisto papildai. Visuomenė yra pasidalijus šio klausimu į kelias dalis. Vieni sako, kad maisto papildai tai yra būtinas dalykas ir tiesiog privalomas dalykas, kiti sako, kad tai vis dėlto yra blogis. Agne, kaip jūs galvojat, kokia jūsų pozicija apie maisto papildus? Nežinau, neturiu kompetencijos, negaliu kalbėti. Vėlgi, negalima 100% sakyti, kad žmogui reikia arba nereikia vartoti. Tai yra labai individualu. Jeigu žmogus negauna su maistu tų medžiagų, kurių turėtų gauti, vitaminų, mineralų, sakysim, jis nevalgo daržovių, vaisių, tai jau geriau, tegu jis gauna su maisto papildais tų medžiagų, negu iš vis negautų. O dalis maisto papildų yra fiziologiniam funkcijom paveikti, sutrikusiom, daleiskim, pavyzdžiui, ten sutriko miegas, ar virškinimas sutriko, ar oda šerpetot pradėjo, ir jeigu vėlgi jo mityba ne visavertė ir bet kokiu atveju jis nesusitvarkys tos mitybos, tokiam žmogui prasminga pavartoti. Bet šiaip Lietuvoje šiandieną maisto papildų vartojimas faktiškai yra toks chaotiškas, nekontroliuojamas, nėra maisto papildų vartojimo priežiūros, neteikiamos normalios konsultacijos tuo klausimu, žmonės informaciją gauna faktiškai iš reklamos ir tą rodo ir tyrimai. Šiaip maisto papildų vartojimas tikrai didėja Lietuvoje, kiekvieną dieną vartojančių skaičius lyginant per dešimtmetį išaugo maždaug 10%, šiaip Lietuvoje apie 60% vartoja, kaip pavyzdžiui vakarų Europoje kiekvieną dieną 60% vartoja. Bet čia tuo džiaugtis nereikia. Jau geriau visi sveikiau valgytų. Kiek įtakos tam turi, jau minėjot, farmacijos pramonė? Maisto papildai sudaro pakankamai nemažą jų pajamų dalį. Iš tikrųjų, šiandieną gamintojai gamina labai daug įvairiausių maisto papildų. Pasiūla yra labai didelė. Informacijos srautas, reklaminės informacijos taip pat yra labai didelis. Ir dalis žmonių eina lengviausių kelių. Jie netiek dėmesio skiria į mitybą, kiek į jos papildymą papildais. O koks būtų geriausias kelias, kalbant apie maisto papildus? Jeigu taip reikėtų išdėstyti ABC, ką reikėtų žmogui žinoti apie maisto papildus ir netikėti reklama, kuri... Pirmoje eilėje pasitarti su specialistu. Būtent su specialistu. Gydytoju, vaistininku, mitybos specialistu, būtent kuris galėtų suteikti jam tokią kvalifikuotą, teisingą informaciją. O po to jau pats turi pasirinkti, nes maisto papildas irgi yra maisto produktas. Tik tai, kad jis turi tą farmacinę formą, kurios sudėtyje tos medžiagos yra koncentruotos ir dozuotos. Bet ta didelė koncentracija vienam yra gerai, o kitam gali visai jos nereikėti ir organizmas gali būti apkraunamas medžiagomis, kurių jam nereikia. Tai vat vėlgi, šiandieną ši vieta dar ko gero nėra taip civilizuotai sutvarkyta, kaip turėtų būti.